Sveiki, aš esu Marius iš CarPlay LT ir šiandien su dideliu džiaugsmu noriu pristatyti mūsų naują produktą, tai yra CarPlay ir Android Auto ekraną skirtą BMW motociklo. Tai ekrano instaliacija yra labai paprasta. Motociklas turi turėti originalų BMW ekrano navigacijos laikiklį. Jį tiesiog uždedame į originalią vietą ir instaliacija pabaigta. Tai spaudžiame Power mygtuką, kraunasi ekranas, kraunasi skydelis. Mes jau turime suporuotą iPhone telefoną su šiuo ekranu. Ir pasileidžia Apple CarPlay. Užtruko neilgiau 20 sekundžių. Ekranas yra liečiamas, galite valdyti pirštu, turime Waze, Google Maps programėlės ir panašiai. Kas dar yra labai smagu ir aktualu vairuotojams, tai kad valdymas gali vykti ir originalia BMW rankenėlė. Tai jeigu mes paimsime, spausime iš pradžių šį mygtuką, palaikysime, turi aktyvuotis multimedijos valdymas. Ir galime sukti rankenėlę ir valdyti CarPlay meniu. Tam, kad įeiti arba išeiti, pastumti reikia į dešinę arba atitinkamai reikia pastumti į kairę. Todėl vairuojant taip pat yra tikrai patogus dalykas, toksai valdymas. Ekranas yra pagamintas taip, kad būtų ryškus, net ir saulėtose sąlygose. Ta ryškumą galima reguliuoti išėjus į meniu. Čia didžiausias ryškumas būtų, čia mažiausias ryškumas važiuoja naktį. Šiuo metu pastatysime ant didesnio ryškumo. Tai su šiuo ekranu veiks tiek CarPlay, tiek Android Auto. Galime pasijungti tiek iPhone telefoną, tiek Android telefoną. Abudu veiks be laido Wi-Fi ryšiu. Kas yra taip pat naudinga šiame ekrane, tai yra, kad jisai taip pat nuskaito motociklo informaciją, kurią galime stebėti tam skirtame meniu. Matome baterijos kiekį likusi, matome datą, pasvirimo kampą, temperatūrą, aušinimo skysčio, taip pat apsukas. Taip pat papildomai galima įsigyti ir su Bluetooth valdomus padangų slėgio daviklius. Ir čia matysime tiek priekinės, tiek galinės padangos slėgį, kas yra motociklų vairuotojams tikrai labai svarbus dalykas. Kas yra patogu ir labai naudinga, kad šį ekraną galima prisijungti tiek su telefonu, tiek su savo šalmu. Tai reiškia, kad jūs ekrane matysite navigaciją, o šalme galėsite girdėti Spotify muziką ir priimti balso skambučius. Tai toks funkcionalumas tikrai yra naudingas kelyje. Jeigu neturite BMW motociklo, turime kitokių ekranų, universalių ekranų motociklams su CarPlay ir Android Auto funkcija, tai prašome drąsiai kreiptis. Šiam kartui tiek. Ačiū, kad žiūrėjote. Iki kitų susitikimų.